Sveikos moterys. Tai šiandien pakalbėkim tema apie moterį, apie jos kelią. 4 žingsniai moteriai, kuri turi viską, bet ne vidinę taiką ir ramybę. Ir jeigu tu atpažįsti tą moterį savyje, kuri po visų darbų, po visų reikalų, kai namuose vakare ramybė, atrodo jau turėtų jausti vidinį pasitenkinimą, vidinę ramybę, taiką savyje, bet supranti, kad visas tas laimės receptas, kurį gavai kažkada, jis neveikia. Gaminys gavosi ne toks, kokį receptas žadėjo. Tos laimės ir pilnatvės nėra, tos ramybės ir vidinės taikos nėra, nors viską darai teisingai, pagal receptą. Tavo gyvenimas tai tokia graži nuotrauka, ant kurios daug kas spaudžia patiktuką. O viduje spaudimas, nerimas, nusivylimas ir pajautimas, kad visame tame recepte visiškai neįdėjai savęs pačios. Praradai kažkur pačios savęs skonį tame, kokį gyvenimą gaminai. Ir tada klausi savęs, kodėl aš nesu laiminga, nors realiai turiu viską, ką vakarų pasaulis apibrėžia kaip laimės receptą. Kas su manimi negerai? Tas klausimas tikrai yra gana skaudus. Ir tada išlenda neretai toks kritikas ir sako, nu ką tu dar nepatenkinta esi. Tau dar nėra gana, tau dar nėra gerai, tu tiek visko turi, tu nemoki džiaugtis, tu nesi dėkinga už tai, ką turi. Toks kritikas atsiranda, dar vienas sluoksnis save bausti. Bet iš esmės tu esi labai išmintinga moteris ir iš esmės tu supranti, kad yra vis tiek dar atsakymas ir vieta, kurioje tu dar nebuvai, kurioje dar atsakymų neieškojai. Ta vieta, kurioje slepiasi tavo tikroji vidinė laisvė, ramybė ir taika su savim. Aš noriu kalbėti moters, su kuria dirbu vardu, moterų, su kuriom dirbu vardu. Ji labai panaši kaip tu. Stipri, atsakinga, atsidavusi, labai daug sukūrusi, pastačiusi dalykų gyvenime, atlaikiusi, labai daug nešanti. Pas ją viskas sustyguota, tvarka, stabilumas, aukštas profesinis lygis, finansinė ramybė, finansinė laisvė. Iš šono atrodo pasaka, o ne gyvenimas. Bet viduje jį gyveno, nesustok, varyk, dar pasistenk, dar negana, dar gali daugiau, nesuklysk, padaryk geriau. Ir jis savo sako, aš jau žinai, ką pavargau pati nuo savęs, pavargau būti stipri, aš noriu būti gyva. Aš jau noriu jausti, nes aš nebežinau, ką reiškia džiaugtis. Kaip tik prasideda mūsų darbas su tokiom moterim. Paaiškėja, kad tos priežastis nepasitenkinimo vis dėlto yra ne partneryje, ne darbe, ne drauguose, ne kažkokiose aplinkybėse, neretu atveju giliai praeityje. Tai pirmas žingsnis, kai mes pradedam dirbti, per ką aš vedu, tai pirmasis žingsnis yra tikro paveikslo pamatymas. Pamatyti, kaip iš tikrųjų yra, o ne kaip tu galvoji, kad yra. Ir kai moteris pas mane ateina ir mes pradedame dirbti kartu, ji kartais net pirmą kartą gyvenime pamato ir suvokia, kodėl jinai reaguoja, kaip reaguoja. Iš kur kyla nuolatinis spaudimas, perfekcionizmas, klaidų vengimas, siekis viską kontroliuoti. Ir tai yra tas momentas, kai istorija yra pradedama perrašyti. Ir šitame žingsnyje neretai moteris būna tokiame, wow, dabar aš suprantu, iš kur yra visos mano pagrindinės problemos. Čia tikrai taip gali būti, čia tikrai taip yra, jinai žino, kad taip yra. Ir nuo šito taško įgauna visas darbas mūsų labai stiprų pagreitį, nes mes atveriam vietą, iš kurios kyla perfekcionizmas, tobulumo siekimas, klaidos vengimas, vidinis chaosas, savikritika, baisus vidinis dialogas.
moteris supratusi, kad problema vis dėlto niekada nebuvo ji pati, kad problema buvo jos neužgydytos žaizdos ir tie gynybos šarvai, kurie saugojo tas žaizdas. Tai šitame pirmame žingsnėje, kai mes pamatom tą paveikslą, mes ne tik pamatom paveikslą, bet ir perrašom dalykus iš praeities, sutvarkom vidinius konfliktus, vidinius įspaudus, tam, kad atgautum kontrolę savo gyvenime. Ir šitas žingsnis yra dažniausiai pats pirmasis, nuo kurio mes pradedam, tai yra labai svarbu. Antras žingsnis yra emocijų priėmimas ir išlaisvinimas. Dažnai tie žingsniai, žinot, būna, kad persipainioja, jis nėra toks linijinis procesas, jis yra toks nelinijinis procesas. Tai tie žingsniai būna ir kartu eina koja kojom. Esmė šito žingsnio apie emocijų priėmimą ir išlaisvinimą yra ateiti į meilę ir priėmimą savęs visos pačios. Tų dalių, net kurių tu net nežinai, kad yra pas tave. Kai moteris išmoksta jausti, atsiveria visai kita jos erdvė. Kas įvyksta, jeigu tu nemoki jausti pykčio, gėdos, kaltės? Vadinasi, tu negali prieiti ir prie kitų emocijų, džiaugsmo, pasitenkinimo, meilės, laimės, ramybės, taikos savy. Be vieno nėra kito, bet jausti emociją nereiškia būti joje pastrigus. Emocija trunka 90 sekundžių. Tai jeigu tu jauti nuolatinį pyktį, nuolatinę kaltę, nuolatinę gėdą, tai reiškia, tu nemoki jos jausti. Tu vis dėlto esi kažkur pastrigus emocijų raiškoje ir supratime iš vis, kaip vyksta, kas yra emocijos ir ką su jom daryti. Tai mes darbe išlaisvinam tai, kas susikaupė metų metais, dešimtmečiais, atlaisvinam dalykus kūne, somatiko, išplečiam somatinę visą gebėjimą jausti ir taip pat moteris įgauna įgūdžius, kaip nebeprikaupti ateityje. Aš dar iš tikrųjų nesutikau nei vieno žmogaus pas save atėjusio, kuris mokėtų jausti. Ir tai yra tikrai nedažnas, o nuolatinis atvejis. Tada įvyksta tai, ką aš vadinu kūno ramybė. Kūnas palengvėja, kūnas atsipalaiduoja, kvėpavimas atsipalaiduoja, naktį užmiegi be vidinio šurmulio. Čia galima tikėtis ir psichosomatikos pasikeitimo. Ir tada keliaujame į trečią žingsnį. Jis yra apie tikros atsakomybės prisiėmimą. Ką tai reiškia? Tai yra atsistoti į savo galios centrą. Tu nebeini ir nebeieškai to, ko tau trūksta kažkur ir neieškai gelbėtojo savo, o tu pati tampi atrama savo. Ir čia yra labai stipru. Teoriškai daug kas tai žino, bet be galo mažas procentas žmonių taip gyvena. Labai mažai. Nes tik tada, kai emocinis kraštovaizdis tas išvalytas, moteris gali pamatyti, jinai iš vis pamato tokį dar platesnį vaizdą, net ne tą paveikslą, apie kurį kalbėjau pradžioje, tokį dar platesnį vaizdą. Tada ateina tokie sprendimai, kurie ateina iš vidinės brandos, o ne iš baimės, ne iš prisitaikymo strategijų. Ir paskutinis žingsnis, per kurį vedu, šitokie didesni gabalai, žinot, yra. Paskutinis žingsnis, per kurį vedu, tai įsikurti toj vidiniai laisviai, apie kurią aš kalbu. Galima įsivaizduoti kaip vandenyną su bangomis ir iki tol, kad tave daužė bangos ir visaip niurgdė ir murgdė ir toj kaip skalbimo mašinoj, jeigu banga pakyla, gyvenimo aplinkybės pakyla ir tave daužo, įsikūrimas vidiniai taikoje, vidiniai laisviai, vidiniai ramybei yra kaip išmokti čiuožti banglente. Kai tu gali čiuožti aukštą bangą, nusileidusią bangą, tu gali valdyti save, nepaisant to, kas vyksta vandenyje, nepaisant to, kas vyksta tavo gyvenime. Gyvenimo aplinkybės tavęs nebevaldo, o tu valdai savo vidinę būseną, tu sugebi persijunginėti tarp būsenų.
Tai yra iš tokio gilaus pažinimo ir priėmimo savęs, tokia kaip uoga, ta vyšnė ant torto, toks baigiamasis darbas, tai dažniausiai yra paskutinis etapas, į kurį mes einame pas mane kelioniai. Tai yra labai stipru. Ir čia neretai nuskamba žodžiai, kad aš pagaliau gyvenu iš savo vidinės tiesos, aš pagaliau esu taikoj su savimi ir tada su aplinka. Tai jeigu šis video tu peržiūrėjai jį iki galo ir jeigu dar manęs nepažįsti, aš esu Indrė Pilypė, vidinės laisvės mentorė, klinikinė hipnoterapeutė ir aš vedu moteris iš vidinio chaoso, konfliktų vidinių, emocinių žaizdų, įspaudų į vidinę laisvę, vidinę ramybę, vidinę taiką su savimi, iš kontrolės į priėmimą, į įsikūrimą savo vidiniai taikoje ir vidiniai laisviai. Tai jeigu tave šis video palėtė, jeigu tu jo išklausai, jeigu atpažinai kažkur, kad vieno iš šitų žingsnių tau labai reikėtų, o gal ir visų, tai aš esu čia, tau nebūtina per tai eiti vienai. Aš vedu moteris per visus šituos procesus ir pas mane yra galimybė 4 savaičių terapinė mentorystė arba 12 savaičių terapinė mentorystė. Ir gali man parašyti asmeninę žinutę, susitarsime dėl strateginio aiškumo pokalbio, jeigu tu norėtum dirbti individualiai kartu. Dar šį gruodį gali rezervuoti savo vietą darbui su manimi nuo sausio mėnesio, į ką ir kviečiu. Iki ir linkiu vidinės taikos, vidinės ramybės, vidinės laisvės savo gyvenime.